Vien dėl to, kad jis dėvi odinį švarką, jo nedaro panašų į kietą. Atrodo kaip klonas iš Gagos zonos. Na, jis sako, esas Galilėjo. Galilėjo? Tuomet jis matė tekstus. Jis šnipas. Nužudyti jį. Klausykit, bet kuris norės nužudyti šitą bišą, turės praeiti pro mane. Jis nematė tekstų. Ir kaip jis būtų galėjęs? Mes gi saugome kaip savo gyvybės. Jis kad visus tuos tekstus susapnuoja. Jam skamba galvoje. Aš šitą paukštytę vadina skaramuška. Nesuprantu kodėl. Ar man plunksnos salda, ar aš kiaušinius dadu? Ei, mažylė, nešėl. Nejauki. Mes žinome, kad tais laikais, galingaisiais roko ir instrumentų laikais, jeigu kietas bičas norėdavo kreiptis į savo karštą pupytę, jis vartodavo terminą paukštytė. Ir tai buvo pagarbos ženklas. Žinoma, negeresnis už pupytę. Ar merkščiai? Man atrodo, kad jūs kažką netaip suprantate. O man atrodo, kad mes kryptam nuo temos. O tema tokia, ar šis bičas yra šnipas? Koks dar šnipas? Aš neprašiau, kad mane čia atvestų. Klausykit, jis viską žino, viskas jų galvoje. O kas tie šventieji tekstai, apie kuriuos taip kalbate? Tik fragmentai, nieko daugiau. Šlamštas, kurį mes ir kiti bohemiečiai suradome The Global Shopping prekybos rajone. Tonos šlamšto, žurnalai. Ką, žurnalai? Jo, jie kaip tinklapiai, bet pagaminti iš popieriaus. Jūs gali vartyti, paliesti. Ir dar plakatai, tokios keistos, neinančios reklamos, priklijuotos prie sienų. O mes pasivadinome ten rastais roko amžiaus vardais. Aš Tina Turner, rokenrolo senutė. Aš Paul McCartney. Tačiau, žinoma, jie visi mane vadina Big Macu. Aš Mitlu. Aš Madonna, stiliaus ikona. Andrius poetas, Andrius dainininkas, Andrius maištininkas.
Andrius Mamutas / Mamontovas. O kas tu toks? Aš? Jo. Aš žymiausias, blogiausias, nedariausias, šlikščiausias, nemaloniausias, šiaustantis, repuojantis, rock'n'rollą šokantis, nesveikas, punk ir sunkus metalo apsistasis. Gal dėl tos priežasties jie mane pavadino Britney Spears. O kas šita vieta? Sudursiu širdžių viešbutis. Tai maištininkų bazė! Paskutinė laisvamanių zona. Matai, ši vieta mums kaip šventovė. Šventovė viso to, kuo mes tikime. Čia mes galime prisiminti seniai mirusius muzikos karalius, legendas. Karaliai mirė, bet jų dainos ir jų vardai liko mūsų širdise. Mes prisimename tuos, kurie mirė jauni. Jimi Hendrix. Kadai. Jim Morrison. John Lennon. Michael Jackson. Fred. Angel reaching for the sky. Is it raining in heaven? Do you want us to cry? Everywhere they're broken-hearted, on every lonely avenue. No one could reach there, no one but you. One by one, only the good die out. They only flying too close to the sun. Life goes on without you. Another tricky situation. I get to drown in the pool, and I found myself thinking, what would you do? Was it such an operation? Together playing every move, made a sensation. You found a way through. One by one, only the good die out. They only flying too close to the sun. Well, remember Tai norite pasakyti, kad roko dievai mirė dėl rock'n'rollo. O kas tai yra rock'n'rollas? Gata mažutė, rock'n'rollas yra tai, kas nori, kad tai būtų. Tai laisvė! Tai maištas. Na, aš suprantu tai, bet kas tai yra rock'n'rollas? Kas tai per daiktas? Mes nežinom. Viskas, ką mes žinome, yra tai, kad atėjo diena, kai rock'n'rollas tiesiog ėmė ir numirė. Tačiau mes tikime, kad atėjo žmogus, kuris su savimi atsineš praeitį. Ir jei tai, ką legenda sako, yra tiesa, tu esi tas žmogus, kuris su savimi atsineš instrumentus. Bet aš net nežinau, kaip jie atrodo. Aš žinau, tai aš gaminau ne vieną mėnesį, tačiau nemoku groti. Tas mielas garsas, kai suvoki tą virpulį, supranti, kad viskas, ko tau reikia, yra tavo meilė. Matai, Galilėjo, dabar muzika kuriama tik dėl pinigų, todėl ji neturi sielos. O ar tu žinai, kodėl jie pradėjo groti rock'n'rollą? Ne, o kodėl? Jie tai padarė dėl savo mažulio, jie tai padarė dėl vieno mažo dalyko, vadinamo meilę.
and take